Taigi, šiandien man 17 sukako ir aš nežinau, ką man daryti su savo gyvenimu. Ta prasme, prieš kelis mėnesius aš galvojau, kad turiu aišku tikslų planą, ką man daryti artimiausius 5 metus. Tačiau kažkas nutiko, aš nepamenu kas, bet aš tą planą mečiau. Ir nežinau, mano planas buvo pabaigti 12 klasių, varyti ugniagesių gelbėtojų mokyklą, tapti ugniagesiu, dirbant tą darbą ir savo dabartinį darbą susipyti 10 000, nusipirkti seną sodybą, ją renovuoti, nuomoti tada, kai ją surenovuosiu. Taip važiuoju tokias pasyvias pajamas iš sodybos nuomos, žinoma, tik sezono metu. Tuo pačiu dar turint darbą gaisrininku. Ir tiesiog po truputį tai tiesiog eiti link nekilnojamo turto ir vis pirkti kuo daugiau senų sodybų, senų visokiausių namų, jas renovuoti pačiam ir tada jas nuomoti. Tokia buvo idėja. Nežinau kodėl, bet man kažkaip atrodė, kad tai per ilgai užtruks ir aš gal neuždirbsiu tiek daug pinigų ir galbūt tas visas procesas bus labai ilgas ir aš tą idėją kaip ir mečiau. Žinoma, dabar, kai aš garsiai ją pasakiau, aš supratau, kad vis dėlto čia nėra taip blogai. Tačiau aš spėju, aš ją mečiau dėl to, nes išsikėliau savo tikslą tokį, kuris kuo toliau, tuo labiau aš esu visiškai neįsitikinęs, ar aš to tikslo tikiu ar netikiu. Nes dalis manęs vis labiau pradeda tikėti tų tikslų, o kita dalis manęs vis pradeda manyti, kad vis dėlto tai nėra įmanoma, kadangi aš sugalvojau, kad aš noriu uždirbti milijoną iki kol man sukaks 24 metai. Ir kad taip tiksliau pasakyti, aš norėjau uždirbti apie 100 000 per mėnesį, taip gaunasi apie milijonas per metus. Ir žinau, dabar bus labai daug žmonių, kurie sakys, oi, tu naivuolis, ką čia visi jaunuoliai mano, kad uždirbs milijonus ir panašiai. Gali būti, kad taip yra, aš spėju, kad aš jaučiuosi lygiai taip pat, kaip jaučiasi kiti. Tačiau, nežinau, aš manau, kad kažką kiti padarė blogo, ko aš stengsiuosi nedaryti. Galbūt neatsakingi finansiniai sprendimai ir blogi įpročiai galbūt tiem žmonėm neleido siekti savo tikslų. Ir visgi yra žmonių, kurie tą pasiekė. Tad aš galvoju, kad aš to negaliu to pasiekti. Yra tikrai žmonių, kurie tą pasiekė būdami jaunesni. Žmonės, kurie tapo milijonieriais 20-21 metų. Ir aš pasižiūriu ir juos man tokia neapykanta iškart kyla viduje. Ir aš suprantu, kad ta neapykanta realiai yra man pačiam. Tačiau aš iš dalies jaučiu tą neapykantą jiem, kad jie tą pasiekė, o aš to neturiu. Ir aš pradedu galvoti, tai kodėl aš negaliu to paties pasiekti. Ir va šita dalis manęs, kuri vis labiau tiki, kad tai įmanoma pasiekti. O kita dalis žiūri į didžiąją dalį žmonių ir realiai atkreipia dėmesį į kitų žmonių nuomonę ir sako, kad, žinai, gal vis dėlto nepavyks. Ir nežinau, atvirai pasakius, aš neįsivaizduoju, kaip aš tą pasieksiu tikslą, nes jeigu būtų mažesnis tikslas, kokį 10 000 per mėnesį, aš manau, aš galbūt atrasčiau būdą, kaip tą padaryti, bet pagrindinis dalykas dabar, kad aš turiu daug tokių idėjų fainų, kurios man atrodo, kad tikrai kažkaip padėtų žmonėm ir manau, galbūt tikrai su jom būtų galima uždirbti pinigų. Tačiau aš nežinau, aš spėčiau savęs pasitikėjimo problema, aš kažkodėl nepradedu tų idėjų. Aš turiu kelis metus tam tikras idėjas, mintis, verslų ir visokiausių projektų. Tačiau aš kažkodėl jų nepradedu. Aš manau, čia galbūt savivertės problema, kad aš netikiu savimi. Nes kiekvieną kartą, kai aš pagalvoju jas pradėti, tai dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoju kažką iš savo idėjų pradėti, man tokia mintis iš karto ateina, nebe tipo, aš dabar per jaunas ar kažkas tokio ir aš tipo tą darysiu vėliau, tipo, lyg aš būčiau suplanavęs tą daryti kažkada vėliau, bet aš žinau, kad aš nesu suplanavęs, kada aš tai darysiu ir tokios durnios vietoje aš lieku, kad aš pats save apgaunu, nes savo prižadu kažką daryti kažkada, bet aš nežinau, kada tas kažkada ateis. Ir aš negaliu tiesiog imti ir pradėti daryti to dalyko, nes visa teorija, man nesunku susirašyti viską, kokia problema, kokiem žmonėm čia padės, kaip veiks visas principas to dalyko. Man tai nesunku padaryti, tačiau pats praktinis ėjimas, kad ten, nežinau, jau sukurti prototipo produkto ir arba pirmą bandymą padaryti kažkokią su kažkokiu klientu, tiesiog pasiimti draugą, jam pamatytą paslaugą padaryti. Aš kažkaip to nesugebu padaryti, nežinau, kas man čia yra, kodėl aš taip darau.
Aš manau, galbūt tai yra dėl to, nes aš tiesiog gyvenu per dideliam komfortą, nes dabar aš turiu darbą, aš kada noriu varau sportuoti, kada noriu valgau, turiu namus šiltus, kur tėvai mane prižiūri, kurie mane išmaitina. Aš didžiąją dalį savo darbę uždirbamų pajamų galiu pasilaikyti savo ir tiesiog į santaupas dėti, nes neturiu daug išlaidų. Aš manau, kad galbūt vis dėlto komfortas yra problema, tačiau galbūt yra taip pat ir mąstymas, mano pats charakteris, kad aš kažkodėl nesugebu kažko pabaigti pradėjus, net jeigu tas pabaigimas yra tiesiog pirmas etapas praktinis. Nes kaip sakau, aš labai daug idėjų paėmęs ir tiesiog teoriškai jas išmąstęs ir net užsirašęs tiesiog visokius dalykus apie jas, bet kai prieinu prie to etapo, kada reikia jau praktiškai vystyti toliau tą idėją, aš kažkaip nesugebu to padaryti. Nežinau, gal tiesiog reikia komandos žmonių, kurie tokie yra nutrūktgalviai, kurie tiesiog padaro viską negalvodami apie tai. Ir aš tiesiog būčiau ta dalis, kuri teorija turėtų visą. Bet kažkas su manim yra ir aš nežinau, kaip tą tvarkytis. Čia gal pats aš, gal mano charakteris toks yra, su kuriuo man reikia tvarkytis. Gal tiesiog man reikia labiau dažniau save kelti diskomfortą ir daryti tai, kas yra man netikėta mano protui ir mano kūnui. Ir tiesiog priprasti daryti tai, kas yra nemalonu ir tai, kas yra neplanuota. Nežinau, kaip prie to prieiti. Ir dabar aš turiu planą išsikraustyti iš savo tėvų namų. Mano pirminė idėja buvo ta, kad kadangi aš turiu tą tikslą uždirbti milijoną, man visi žmonės, į kuriuos aš žiūriu, kuriais aš žaviuosi, kurie yra mano tokios kaip asmeniniai mentoriai online, žinoma, jie su manim nekalba, bet aš tiesiog žiūriu jų video. Jie visi, aš pastebėjau, turėjo labai sunkią vaikystę arba jaunatvę. Ir aš kaip pasižiūriu save, pas mane buvo gana paprasta viskas. Net sunkus dalykai, kurie kitiems žmonėms atrodo sunkus, man iš tikrųjų nebuvo taip kažkas labai baisaus ir kažkas labai sudėtingo. Aš manau, galbūt tai turi kažkokią įtaką, kad aš neturiu motyvo kažko labai siekti. Man nėra tos reikmės, nėra to poreikio labai stengtis ar uždirbti pinigų, ar apskritai kažko siekti gyvenime, nes man labai paprasta nuo pat pradžių buvo. Ir aš manau, kad jeigu aš išsikrausiu iš savo tėvų namų ir gyvensiu savarankiškai ir bandysiu išgyventi iš savo atlyginimo, galbūt tas visas diskomfortas, ta nauja aplinka mane pakeis ir padarys mane tokį žmogum, kuris ieško galimybių kaip ištrūkti iš tos sunkios situacijos. Galbūt tai kažkoks augimas bus, nes dabar man toks jausmas yra, labai keistas jausmas, kad mano tam tikros mintis, tam tikros idėjos, jos ateina į galvą, tačiau toks jausmas yra, kad mano smegenys nėra pakankamai išsivysčiusios, kad tas idėjas ir mintis priimtų. Aš nežinau, kaip tai apibūdinti, bet aš būna kažką suprantu, lyg kažkokį konceptą, tačiau aš negaliu jo išanalizuoti normaliai, man jis antiek svetimas atrodo, kad mano protas pradeda tiesiog atmesti jį ir aš negaliu tiesiog susikaupti tą idėją, aš negaliu kažką normalaus padaryti, negaliu kažkaip progresuoti tuos dalykus. Dėl to, nes toks jausmas, lyg mano smegenys yra tiesiog nepakankamai išsivysčiusios, kad tą konceptą, tą idėją suprasti. Aš nežinau, gal čia rimtai taip ir tiesiog biologija man yra kaip trukdis. Aš žinoma, skamba labai keistai, bet gal tiesiog reikia palaukti, kol smegenys realiai normaliai išsivystys, man tik 17. Čia gali realiai būti biologinis dalykas, aš nežinau iš tikrųjų, aš nežinau, kas su manim darosi, bet ką aš žinau, aš žinau, ko aš noriu iš gyvenimo, aš dalinai žinau, tai, kas man patinka, tačiau čia prieš porą dienų išgirdau tokį vieną žmogų, kuris sako, kad žmonės, kurie nori uždirbti tiesiog daug pinigų, jų ambicija yra čia. Jie tiesiog nori uždirbti daug pinigų, nesvarbu ką daro. Jie yra tokie ambicingi. Ir žmonės, kurie nori uždirbti pinigų, darydami tai, kas jiems patinka, yra va šičia ties ambicija. Ir tas tiesa, aš kaip pagalvojau, žinai, jeigu tu tiesiog nori uždirbti pinigus, bet kaip, jo, tu esi ambicingas, tiesiog uždirbti pinigus. Bet uždirbti pinigus darant tai, kas tau patinka, yra žymiai sunkiau. Ir jeigu nori tai padaryti, tau reikia žymiai daugiau ambicijos, žymiai daugiau disciplinos ir motyvacijos, kad tą padarytum. Ir aš iš tikrųjų nenoriu daryti, uždirbti pinigų, darant bet ką. Ne dėl to, kad aš noriu būti labiau ambicingas, darant tai, ką aš mėgstu. Bet dėl to, kad aš kažkiek tingus esu, spėju.
ir man tiesiog nesinori daryti tai, ko aš nenoriu. Žinau, tai skamba labai lievai, bet iš tiesų yra daug dalykų, kurie kitiem nepatinka, kurie man patinka. Juodas darbas, kai reikia išsipurvinti, kad kažką padaryti, tiesiog ne to žodžio prasme. Man iš tikrųjų tai yra visai smagu. Aš džiaugiuosi, kai toks fizinis darbas yra, kas kitiem nepatinka. Taip pat didelis stresas, toks psichologinis darbas. Irgi kažkam galbūt nepatiktų, bet man tai visai patinka. Aš manau, tai galbūt mano stiprybė yra, kad aš tie dalykai, kurie kitiem nepatiktų ir kurie kitiems atrodytų kaip nemalonus darbas, kurio nenorėtų daryti arba tingėtų, man gal visai yra ir malonu. Ko aš tingėčiau daryti, darbas su kompiuteriu arba online. Ta prasme, iš tikrųjų mes saugome amžių, kur visą nori daryti. Aš nors vienas iš tos mažumos, kurie iš viso nenori daryti, manęs tai vopšė netraukia, man tai užknisa. Aš kaip pamatau, kai žmonės uždirba per dropshippinimą arba kažką tokio, aš suprantu jo, aš tikriausiai, jeigu daryčiau tą patį, aš galbūt uždirbčiau irgi visai nemažai pinigų, nes aš tiesiog pastangų daug įdėčiau, kadangi aš toks esu užsispyręs. Bet aš ant tiek nenoriu tiesiog sėdėti prie kompo ir kažką su to daryti. Aš žymiai mieliau daryčiau kažkokį fizinį darbą. Lygiai taip pat dėl to aš norėjau valyti gaisrininkus, dėl to norėjau savo sodybą pirkti ir ją pats renovuoti. Nes man tiesiog patinka fizinis darbas, man patinka meistrauti, kažką kurti. Kas kitiem nepatiktų, sakau, čia tikriausiai mano stiprybė. Ir aš nežinau dabar ką daryti. Aš suprantu, kad šis video labai painus, bet čia tiesiog yra mano asmeninis dienoraštis. Aš filmuoju tai, kas dabar mano mintyse yra. Ir nežinau, po mėnesio tikriausiai įkelsiu naują video, kuris bus pavadinimu man 17 ir aš tikriausiai savo tėvų namų. Nežinau, manau, kad keli dalykai susideda. Galbūt tas komfortas, galbūt mano charakteris, gal aš nepakankamai brandus dar esu, kad suprasčiau, ką aš noriu daryti gyvenime. Ir gal tas išsikraustymas vis dėlto padės. Gal tie sunkumai, nauja aplinka, iššūkiai, diskomfortas, gal mane pakeis kaip žmogų. Gal aš išsiugdysiu kažkokias naujas savybės. Ir gal aš vis dėlto atrasiu tai, ką aš noriu padaryti. Nes aš prieš tai norėjau pasakyti, maros nepasakiau. Klausiu vienas žmogus ir jis sako, kad ką tu norėtum daryti su savo diena, tam tikrais laikais, kurie veiklos kažkokios, kas būtų susijusios su tavo verslu. Ir aš pagalvojau, gerai, ką aš norėčiau daryti 6 ryto, 12 dienos, 5 vakaro ir 10 vakaro. 4 tokie laiko tarpai. Ką aš norėčiau tuo laiku daryti, kas būtų susiję su mano verslu ir kažką tokio. Ir aš supratau, kad aš visiškai nežinau, ką aš norėčiau daryti. Ir kas man anksčiau atrodė kaip tokie įdomus, patrauklus pasiūlymai, variantai veiklų. Aš supratau, kad jie nepatenka tuos laikus. Ir kad ir ką aš begalvočiau, kad ir kokia veikla, ar YouTube'as, ar darbas gaisrininkų, ar sodybų renovavimas, ar kažkokios programėlės sukūrimas, ar dar kažkas, tų dalykų etapai man nesinori jų įstryti į tos laikus. Ir aš dabar nežinau, kokiame problema. Ar problema ta, kad aš negaliu pasirinkti, ar tiesiog, kad aš negaliu priskirti prie laiko kažkokio dalyko. Nes gal man tie dalykai visi patiktų, tačiau man sunku tą praktinę dalį padaryti, kada aš atsikeliu 6 ryto ir aš einu kažką daryti. Manau, kad čia yra pats praktinis dalykas, nes šiaip realiai pagalvojus, būtų smagu, žinai, būti gaisrininku, turėti savo sodybos kelias, jas renovuoti, taip pat užsiimti YouTube'u, kažkokius dar projektus daryti, būtų visai smagu, ne taip iš išorės pažiūrėjus. Bet kai aš įsivaizduoju ir įstatau save į tas situacijas, kada aš užsiimu tais dalykais, aš nejaučiu pasitenkinimo, nejaučiu, lyg tai būtų tikra tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Aš manau, kad galbūt socialiniai tinklai ir komfortas ir žaidimai visokiausiai, dar kažkas taip sušyko mano protą, kad aš nebežinau tai, kas man patinka. Prasme, aš ant tiek buvau manipuliuojamas dopaminu ir kitais hormonais tose dalykuose, kad aš pats savęs nebesuprantu. Ir aš manau, atsiribodamas nuo tų dalykų,
aš galbūt aš taip perprogramuosiu savo smegenis, kad vėl atkreipsiu dėmesį į save. Nes anksčiau man tai yra paveikę, aš esu daręs 30 dienų visokius detoksus socialinių tinklų ir žaidimų. Esu nežaidęs kompiuterinių žaidimų porą metų. Ir per tos laikotarpius aš pamenu, kad aš tikrai jaučiausi žymiai geriau. Aš jausdavaus šiame momente. Aš jausdavaus žymiai labiau dėkingas už viską. Aš buvau pastabesnis, atidesnis. Labiau suprasdavau patį save. Ir dabar nežinau, ar aš tai galiu daryti, kol gyvenu čia su tėvais. Aš ant jų nevarau, aš myliu savo tėvus. Bet galbūt kažkiek komforto tai įneša. Kad aš atvažiuoju namo, namai yra šilti, maistas paruoštas, turiu savo lovą, yra šiltas vanduo ir galiu nusiprausti viskas. Gal tiesiog per daug komforto mano gyvenime. Nežinau, aš iš tikrųjų nežinau, kas darosi. Man labai sunku išprocesuoti tas visas mintis. Reikia tiesiog spėju atsisėsti tyloj, žiūrėti sieną, pasimti popierių ir šiklį tiesiog bandyti išsigilinti tas savo mintis. Nes man nepatinka ši stadija. Aš nenoriu taip likti ir gyventi savo visą gyvenimą, nežinodamas, kas per velnias su manim vyksta. Aš noriu išspręsti šitą ir manau, gal tai pavyks. Po poros mėnesių pažiūrėsim. Ir žinoma, tam tikri limitai vis dėlto yra, kai gyvenu su tėvais. Pavyzdžiui, YouTube'as. Aš seniai norėjau užsiimti YouTube'u. Maros pirmą savo video įkėliau, gal kai buvau 10 metų. Žaidžiau Brawl Stars ir video buvo kaip būti profu Brawl Stars'e. Aš tiesiog norėjau dėmesio gauti. Taip pat visokiausi Minecraft'o žaidimai. Aš buvau kalėjimų pastatęs ir kalėjimo pabėgimą filmavom. Vėliau jau pradėjau filmuoti tokius iššūkius, parkūrą savo. Tada labiau ėjau link saviugdos, tema, kuri mane dabar labiausiai domina ir jau kelis metus to užsiemu. Ir dabar aš tiesiog galvoju dokumentuoti savo gyvenimą. Norėsiu kažką atskirą padaryti, galbūt darysiu atskirą kanalą. Bet tai toksai mano atsakomybės parodymas šitam kanale, kadangi žinau, kad kažkada vis tiek, net ar dabar jau žiūri keli žmonės ir jie iš manęs kažko tikisi, jeigu aš kažką pažadu. Ir aš tiesiog, kai dieną tiesiog vaikštau po kambarį, aš jau kažką darau, aš prisimenu, aš negaliu dabar man tai šūdo, nes sakiau, kad kažką padarysiu ir keli žmonės žino, kad aš tą sakiau. Ir jie tikriausiai laukia, kol aš iškęsiu video tą padarant. Tai jaučiu tokią didelę atsakomybės jausmą, kai kuriu YouTube video, tiek savo, tiek kitiems. Ir su YouTube problema ta, kad aš namuose nelabai turiu kur filmuoti, bent visi išvažiavę, nes man nemalonu filmuoti, kai aplinkui yra šeimos nariai ar draugai ar šiaip kažkas. Man maloniau filmuoti, kai aš esu vienas, tada galiu susikaupti ir nesijaudinti, ką daro aplinkui šitie aplinkiniai ir šeima. Ir kai gyveni name su daug brolių, sesė ir tėvais, tai nelabai randi atskiros vietos savo. Tai manau, iš tikriausiai turėsiu nuosavą erdvę, galėsiu bet kada, bet ką filmuoti. Manau, tai vis tiek toks atsilaisvinimas bus, bet to biškai gal toks spaudimas nuo tėvų nukris. Žinoma, aš neišsipėsinėsiu. Aš negeriu, nerūkau, narkotikų nevartoju ir manęs dalykai nedomina. Ir tačiau tam tikri limitai vis tiek jaučiasi. Nėra tokios, kad galiu daryti bet ką, nėra tokios pilnos laisvės namuose. Ir, pavyzdžiui, aš nelabai galiu pasikabinti, žinai, plakatų arba popierius su savo tikslais užrašytais, nes tiesiog jausiuos nemaloniai. Arba ten grafikus išsipaišyti, kaip aš kažką noriu daryti. Ką aš noriu daryti savo naujam bute, pamatysi po mėnesio, kai aš išsikrausiu, aš parodysiu savo butą. Bus pilna lentų visokiausių popierių, plakatų, tiesiog aš parodysiu. Tiesiog aš noriu savo mintis išsikelti ir jas matyti nuolatos, kad savo priminti, ką aš darau, ko aš siekiu. Ir aš manau, tam tikrai limitai vis tiek ateina, kai gyveni su tėvais. Bet manau, šis video labai ilgas jau darosi, 19 minučių matau. Tai, žodžiu, kokios toks, kaip sakoma, life update'as, tiesiog mano mintis dabartinės. Pažiūrėsim. Labai tikiuosi, kad po metų galėsiu palyginti savo video šitą su tuometinė dabartimi, tai ateitim.
ir pažiūrėti, kiek daug progreso aš padariau, jei kažkiek padariau. Labai tikiuosi, kad kažkoks progresas bus. Pažiūrėsim, pamatysim. Ačiū, kad žiūrėjai. Pasimatysim kitą kartą.